Labas, aš esu Marija Klemkaitė, šiuo metu studijuoju kūrybinės industrijas antram kurse ir šiandien norėčiau pakalbėti, ką aš veikiu už savo studijų ribų. Šiuo metu atlikinėju praktiką televizijos projektuose ir iš tikrųjų ten atsidūriau būtent per savo studijas. Tiesiog vienu momentu gavau labai gerą tokį kaip ir pasiūlymą, kad galima ateiti pasibandyti atlikti praktiką projekte Lietuvos talentai. Tenais nuėjus, pirmiausia, kas mane tikriausiai labiausiai sužavėjo, tai kaip vyksta visas tas veiksmas televizijoj būtent, nes anksčiau buvau dalyvavusi įvairiose praktikose, kur reikia, pavyzdžiui, muzikos tokia kaip ir industrijai, kur reikia grupėm, pavyzdžiui, kurti kokius nors klipus. Tai čia vis tiek yra visai kas kita. Esam dalyvavę reklamų filmavimuose. O dabar jau teko pabūti ir televizijos projekte ir ten viskas vyksta šiek tiek kitaip ir viskas vyksta daug sparčiau, greičiau. Ir pirmas 2 dienas filmavimuose buvo tikrai ir nuovargio, ir visko, bet tuo pačiu labai daug gerų emocijų. Ir po to karto supratau, kad čia yra mano dalykas, man labai patinka, man labai smagu, aš tiesiog atradinėju po biškį save ir nuo to pradėjau savo kelią toliau tęst. Tada vyko kiti projektai, dalyvavau projekte Šiek tiek myliu Lietuvą, tada prasidėjo labai didelis ir šiaip labai sėkmingas projektas Chorų mūšiai, tai tenais dalyvavau, vat ne per seniausiai mes jį baigėm filmuot, tai tiesiog čia yra labai gera galimybė, jeigu nori tiesiog tobulėt, tai kūrybinės industrijos tikrai gali suteikt šitą ir tu tobulėji tikrai labai greitai. Ir aišku, jeigu spaudi viską iš savęs ir turi didelį norą tam.